Labadiena, su jumis sveikinasi kineziterapeutas Elvinas iš klinikos Antalgija. Šiandieną nutariau pratęsti apatinės nugaros dalies skausmo temą ir šiek tiek bus daugiau praktikos šiandieną, tai parodysiu kelis pratimus, teisingiau sakant 5 pratimus, kurie padeda sumažinti skausmą, padidinti mobilumą esant ūmiam apatinės nugaros dalies skausmo periodui. Tai nutariau šitą padaryti, nes įsibėgėjant žiemai žmonės daug sėsliau pradeda gyventi, to judesio vis mažėja, lyginant su vasara ar rudens pradžia, tai ir dažniau pastebim žmonės, kurie kreipiasi dėl būtent ūmaus apatinės nugaros dalies skausmo. Tai ką turiu omeny sakant tą ūmų skausmą, tai kai ką dažniausiai žmonės pasakoja, kad tiesiog atliko kažkokius tai buities darbus, pasisuko, lenkėsi, dirbo virtuvėj, gamino ar žaidė su vaikais ar bet kokią kitą paprastą veiklą ir staiga stiprus skausmas sudūrė, nebegalim pasilenkti, nebegalim pajudėti, išsitiesti, be galo skauda apatinę nugaros dalį, gal net šiek tiek plinta į klubus skausmas, tai kitaip sakant surakino. Tai žmonės kreipiasi, sako, padėkit, surakino ir ką daryti. Tai dažniausiai žmonės kreipiasi pavėluotai. Tai jau praėjus 2-3 savaitėm po to ūmaus periodo. Jeigu žmogus kreiptųsi jau sekančią dieną, ką tikrai galima šiais laikais padaryti, nes kineziterapeutų yra tikrai be galo daug ir klinikų dirbančių ties tom taip pat, tai galima surasti jau sekančią dieną po tokio epizodo vietą ir ateiti pasikonsultuoti, kas efektyvumą labai stipriai padidina. Tai jeigu tokios galimybės nėra, dėl to nutariau šiandien parodyti kelis pratimus, ką galima daryti iškart po tokio epizodo, tai tą pačią dieną. Tai pereikime gal į salę ir pasižiūrėsime pratimus. Tai kaip ir minėjau, pereisime prie pratimų, tai iš viso bus 5 pratimai ir pratimai bus skirti, kaip ir sakiau, pagrinde žmonėms, kurie patyrė ūmų skausmo periodą ir skausmas yra tikrai intensyvus, jaučiamas veržimo, tempimo pojūtis, nebegalime pajudėti pilnom amplitudėm, tai tokiems žmonėms šie pratimai bus naudingiausi, nes pratimai netinkami esant lėtiniam problemom, kurios trunka jau mėnesį, 2-3 ar pusę metų, tačiau tiem žmonėm galima surasti kur kas efektyvesnių pratimų. Šie pratimai yra tiesiog išlaikyti mobilumą, užtikrinti judesį ir bandyti sumažinti skausmo pojūtį, skausmo veržimo tempimo pojūtį. Tai pereikime prie pirmo pratimo. Pratimai tikrai nėra kažkokie tai sudėtingi ar nematyti, viskas yra labai elementaru ir paprasta, tiesiog pabandysiu padaryti tokį 5 pratimų kompleksiuką. Tai pirmas pratimas yra visiems žinomas katės išsirietimas. Išsiriečiam, palaikom, važiuojam į priešingą pusę. Vėlgi, kai skausmas yra ūmus ir tikrai mes tik ką patyrėm tą epizodą ir bandom daryti pratimus, tai turbūt galėsim padaryti tik tais vos. Ir to užtenka. Viską turim daryti labai lėtai, labai švelniai, komfortiškose ribose. Ir iš lėto šiek tiek užlaikom, važiuojam, išsiriečiam. Su išsirietimu galim dar padaryti tokį sėdimas atgal, tuomet jausim atsirandantį tempimą juosmeny ar kažkur tai klubuose, tą tempimą šiek tiek užlaikom, grįžtam, važiuojam į priešingą pusę. Ir darom maždaug apie 10 kartų, galim netgi ir daugiau padaryti. Darom tol, kol jaučiam, kad judesys pasidarė šiek tiek lengvesnis, galim ilgiau užlaikyti ir galim padaryti tą judesį didesnį amplitudę. Tai, sakau, pradžiai galėsit vos padaryti, paskui pereisim prie pilno judesio. Svarbiausia iš lėto, kontroliuotai, nepersitempiant. Nes jeigu mes bandysime skausmą nugalėti skausmu, tai tik tai sukelsime dar daugiau skausmo. Tai viskas labai švelniai. Taip, sekantis pratimas yra vėlgi visiems gerai žinomas. Tai sėdam ant kulnų, tokią padėtį, išlaikom tokią padėtį ir iš šios padėties keliaujam į tokią padėtį. Vėlgi, taip padaryti turbūt neišeis. Kai bus tas skausmas didesnis, tai darom vėl tiek, kad jums būtų komfortiška. Gal pradžiai užteks padaryti tik tais tiek ir jau jausit labai didelį veržimą. Ir užtenka. Daugiau ir nespaudžiam. Palaikom. Į priekį gal jums užteks tik tiek pavažiuoti ir jau bus viskas. Pradžiai užtenka tiek, darom tiek.
Darom po biškį, jausit, kad galit vis daugiau ir daugiau padaryti. Gal pradžiai neišeis padaryti šitą. Gal išeis tiesiog atsigult tik tais ant pilvo ir pakel krūtinį į viršų. To ir pakanka. Ūmiam periodui vėlgi dar kartą kartoju. Viskas labai švelniai, labai kontroliuotai ir neperspaudžiant. Tai po biškį mes kitą dieną galėsim daugiau padaryti, kitą dieną galėsim padaryti dar daugiau. Ir važiuojam vėl. Į šitą padėtį ir keliaujam ant pilvo. Ir tai maždaug 5, 6, 7 pakartojimai. Vėl darom tol, kol jaučiam, pradedam jaust, kad laisvėja, kad galim daryti laisviau, daugiau ir užtenka. Trečias pratimas ypatingai svarbus. Čia pasimokinsim, kaip suaktyvinti skersinius pilvo raumenis ir ištempti nugaros raumenis. Tai, kai gulime nugaros, jausmuo dažniausiai pas mus būna išsirietęs į viršų. Čia va yra tarpas. Ypatingai jeigu yra tas surakinimas, kažkoks raumenų spazmas, tuomet padidėjęs bus dar labiau linkęs. Mūsų tikslas yra prispausti apatinės nugaros dalį prie žemės. Turime jausti spaudimą žemyn. Ir užlaikyti šitą padėtį. Atleidžiam, dubuo nuvažiuoja į priekį, čia atsiranda linkis, suku dubenį, prispaudžiu. Įsitempia pilvo raumenis. O toks jau judesys. Kai dabar mums jį išmokti, tai galim pradžiai dėti rankas po juosmeniu, ten kur yra linkis, ir spausti nugaros apačią žemyn, jausti spaudimą, kad pirštus prispaudėme prie žemės, prie juosmens. Ir šitą padėtį užlaikom. Pradžiai gal užteks 5 sekundžių ar 10 sekundžių, nes vėlgi jausit, kad darant šitą sukimą atsiranda intensyvus tempimas juosmenį, bet pojūtis pakankamai malonus. Šitas pratimas suteikia pakankamai malonų pojūtį, jeigu yra tas spazmas ir surakinimas. Tai dar uždėjus rankas ant dubens, ant klubo, galime jausti, kaip dubuo sukasi. Čia pasisuka į mus, čia pasisuka nuo mūsų. Jeigu spaustume pirštus ties pilvu, ties klubakauliais atsikišusiais tais, įspaustume čia kur minkšta, čia jaustume, kad yra minkšta, kai pasuktusim, jausim, kad čia įsitempia, lyg kažkas išstumtų pirštus į paviršių. Taip galim suprasti, kad padarėm viską teisingai. Čia įsitempia tie skersiniai pilvo raumenys, kurie yra be galo svarbus. Ir užlaikom. Atleidžiam. Šitą vėlgi galim daryti, gal pradžioj užteks 5 kartų, paskui darom 6, 7, 10 kartų su vis ilgesniu užlaikymu. Stengiamės išlaikyti normalų kvėpavimą, matot, aš galiu šnekėti, tas problemų nesukelia, kvėpavimo neužlaikom. Pradžioj gal kiek sunkiau bus išmokti judesį, kai išmoksim bus viskas paprasta. Tai šitas pratimas ypatingai svarbus ir suteikia tikrai malonų pojūtį. Taip. Sekantis pratimukas labai paprastas, tiesiog tiesios kojos kėlimas į viršų, išlaikom, jaučiam tempimą per užpakalinę dalį einantį kojos, sulenkiam, traukiam koją prie krūtinės ir vėl tą pačią koją į viršų. Maždaug po 15 sekundžių išlaikymas. Tai vėlgi, kai bus skausminga, galbūt koją galėsit jūs ištiesti tik tiek ir jau jausit einantį tempimą į juosmenį netgi. Tai to pradžiai ir užtenka, vėlgi, neperspaudžiam. Švelniai jaučiam tos veržimus tempimus, 10 sekundžių ir atleidžiam. Ir vėl kartojam, su kiekvienu kartu vis jausit, kad gali daugiau padaryti. Bet pradžiai tikrai labai atsargiai, labai švelniai. Ir 5, maždaug 6 kartus irgi, kai pradėsit jaust, kad gali padaryti kažkiek daugiau. Ir paskutinis pratimukas. Atsisėdam su kryžiuotom kojom ir tiesiog lenkiamės į priekį. Čia šiek tiek ilgesnis užlaikymas, apie pusę minutės stengiamės išlaikyti. Gal pradžiai kiek mažiau, kai yra tas. Svarbiausia, kad skausmas nedidėtų, o mažėtų, atliekant pratimą. Tai vėlgi, esant skausmui, esant ūmiam periodui, pasilenkti priekį turbūt galėsit tik tais tiek. Arba dar mažiau, gal net ir tiek užteks ir jau jausit veržimą. Vadinasi ir užtenka. Po to paratempiam, atsipalaiduojam, pailsim ir darom toliau. Ir kiekvienu kartu vis galėsim po biškį daugiau padaryti. Bet neperspaudžiam vėlgi. Jeigu bandysis labai stipriai tempt,
paskui padarysit pratimą, jausit, kad jums skausmas paūmėjo. Tai iš pratimų būtų tiek, 5 paprasti pratimai, kurie tikrai yra ir kitų pratimų, čia jie nėra idealūs ar kažkokie tai stebuklingi, lygiai greičiai galima ar kažką kito daryti, tiesiog šitus pratimus esam patikrinę, jie tikrai ūmiam periodui veikia ir žmogui padeda sumažinti šiek tiek tą skausmą, išlaikyti judesio amplitudę, mobilumą, kas yra labai svarbu pradžioje, kai atsitinka trauma ar kai atsitinka toks nugaros kažkoks surakinimas. Tai pasimėginkit, aišku, visą laiką geriausia kreiptis iš karto į specialistą. Jeigu mes pamatytume žmogų, kuriam atsitiko toks dalykas kaip surakinimas, vadinamas tas, po, tarkim, dienos ar 2, mes tikrai labai greitai ir efektyviai galėtume jam padėti. Jeigu mes dažniausiai toks žmogus ateina iki mūsų jau po 2-3 savaičių, tai ta pagalba būna daug sudėtingesnė. Tai tiek. Sėkmės darant ir lauksime jūsų apsilankant.